Sveiki, šio video įrašo metu aš Jums pademonstruosiu pardavimų analizės aplikaciją, kuri yra sukurta ClickView programinės įrangos pagrindu. Ši aplikacija skirta pardavimų vadovams ir pardavimų vadybininkams. Duomenys paimti iš apskaitos programos Revile. Todėl visi, kas turi apskaitos programą Revile, gali iš šios aplikacijos prisijungti prie savo duomenų, juos pasikrauti ir analizuoti naudojant šios aplikacijos funkcionalumą. Pradžiai norėčiau pademonstruoti standartinį ClickView programinės įrangos funkcionalumą. Todėl atidarėme puslapį Produktai. Keletą žodžių apie informaciją pateiktą ekrane. Paprastai darbinėme lange yra pateikiama pati svarbiausia informacija, kuri gali būti reikalinga generuojant užklausas. Čia mes matome pateiktą kategoriją, subkategoriją, grupę, prekę ir paslaugą. Taip pat yra pateikiami klientai, kuriems mes parduodame produktus, bei padaliniai, iš kurių tai darome. Viršutinėje ekrano dalyje mes turime pateiktą laiko dimensijų sąrašą. Tai yra metai, ketvirčiai bei mėnesiai. Centrinėje ekrano dalyje ir apatinėje yra pateikiamos ataskaitos. Pirminėje formoje mes matome keletą grafinių ataskaitų. Pirmas langelis yra struktūrinė analizė. Antras – apyvarta ir marža. Čia yra pateikta taškinė diagrama, kur kiekvienas taškas reiškia produkto poziciją, apyvartos ir maržos atžvilgių. Kiekis ir kaina. Šiame puslapyje yra pateiktas apyvarta vienetais, stulpeliais bei vidutinė pardavimo kaina linija. Kaina ir savikaina. Šiame langelėje mes galime matyti, kaip kinta vidutinė pardavimo kaina bei vieneto savikaina. Taip pat, koks bendrasis pelnas yra atvaizduotas stulpeliuose. Kaip matome, kuo didesnis skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos, tuo aukštesnis yra bendrojo pelno stulpelis. Penktame lange turime maržą vienam prekės vienetui. Čia galime stebėti, kaip kinta marža vienam prekės vienetui, kai kinta prekių vienetų kiekis. Tai yra, kuo didesnį asortimentą turime, tuo mažiau bendrojo pelnų generuojam per vieną prekę. Grįžkime į pirminį langą. Apatinėje dalyje yra pateikta lentelė. Čia mes galime matyti keletą rodiklių – apyvartą, bendrasis pelnas, marža bei kiti. Lentelė taip pat turi funkcinę galimybę pakeisti vieną dimensiją į kitą. Paspaudžiame dešinę klavišą ant rodiklytės ir atsidaro visos dimensijos, kurias aš galiu pasirinkti ir pakeisti lentelę. Sakykime, aš pasirinksiu prekę paslaugą. Šiuo metu mes matome Pareto analizės lentelę, kur galime nustatyti, kiek produktų sudaro 80% visos įmonės pardavimų. Antroje lentelėje mes matome asortimento analizę. Čia mes galime identifikuoti kiekvieną produktą bei klientų kiekį, kuris perka iš mūsų tą konkretų produktą. Maržos analizės skiltyje galime stebėti produktus ir jų maržą, kaip yra pardavinėjama. Čia mes matome maržos procentą atvaizduotą skirtinga spalva. Žalia spalva reiškia, kad parduodamų produktų marža yra teigiama. Jeigu matome produktą su raudona spalva, tai yra indikacija, kad produktas yra parduodamas žemiau savikainos. Tokiu būdu greitai galime atrinkti, ką mes parduodame žemiau savikainos. Grįžkime į pradinį langą. Toliau norėčiau pademonstruoti, kaip yra generuojamos užklausos. Norint sugeneruoti užklausą, pakanka pelės spragtelėjimų paspausti ant norimos informacijos. Tarkime, spaudžiu ant 11 metų. Paspaudus ant 11 metų man yra sugeneruojama užklausa. Toliau aš galiu spausti ketvirčius. Pasirenku antrą, trečią ketvirtį, taip pat sugeneruojama užklausa. Toliau galiu rinktis mėnesius, taip pat rinktis kategorijas, subkategorijas, konkrečias grupės ir galų gale produktus. Kiekvienas mano pelės paspaudimas reiškia naują užklausą. Užklausa duoda atsakymą sekundžių greičiu. Norint grįžti atgal prieš tai padarytos užklausos, naudojame mygtuką Back. Spaudžiame vieną, antrą kartą ir kiekvienas žingsnis yra grąžinamas atgal.
Jeigu norime eiti į priekį, spaudžiame mygtuką Forward. Taip grįšime į ankstesnę padėtį, kurią jau turėjome parinktyje. Taip pat šitoj parinkti galime rinktis ir klientus. Dabar mes turime parinkę labai daug atskirų verčių ir sugeneravę sudėtingą užklausą. Kairėje pusėje lange mes visą laiką matome aktyviai, kas yra parinkta šiuo konkrečiu momentu. Išvalykime visas parinktis, naudodami vieną mygtuką Clear. Vėl pasirinksiu 11 metus. Noriu atkreipdėmėsi, kad paspaudus vieną kartą į kokią nors parinkti, puslapiuose atsiranda žalia lemputė. Tai reiškia, kad mano visos užklausos dabar yra paveiktos visose formose, ataskaitose ir rodikliuose, kurios yra kitose puslapiuose. Pabandykime tai įsiaiškinti. Produkto puslapyje pasirinku 11 metus ir kategoriją alus. Mane domina, kas nupirko per 11 metus iš manęs konkrečiai alų. Einame į puslapį klientai. Čia mes matome panašų vaizdą, tačiau visa informacija yra pateikta būtent klientams. Apatinėje lentelėje mes galime matyti Pareto analizę pagal konkretų klientą. Taigi prieš tai mes pasirinkome kategoriją alus, o čia mes matome konkrečiai, kurie klientai nupirko alų. Tai yra 2 klientai sudarė 80% viso alaus prekybos. Čia galėčiau rinktis toliau 2 klientus, juos parenku, man yra perskaičiuojami visi rezultatai. Dabar, jeigu aš grįžtu atgal į puslapį produktai, atkreipsiu dėmesį, kad perskaičiuoti rezultatai yra taip pat iš karto. Reiškia, visos užklausos, kurias aš atliku bet kuriame puslapyje, interaktyviai veikia bet kurį mano norimą rezultatą. Išvalykime visas parinktis vėl. Dabar mes peržvelgysim kitus puslapius ir trumpai pažiūrėsim, kokios yra kitos formos, grafikai ir rodikliai skaičiuojami šitoje aplikacijoje. Atsidarom puslapį padaliniai. Šitame puslapyje vėlgi yra pateikima visa informacija apie padalinius. Paspausiu pirmą langelį, top padaliniai. Pasirinkęs 11 metus, aš galiu čia matyti kiekvieno padalinio rezultatą, kaip jam sekasi lyginant su pereitais metais. Šiuo atveju lentelėje mes matome, kaip padaliniui pardavinėjant sekasi didinti maržą. Pirmieji padaliniai, lyginant su praeitais metais, parduoda produktų daugiau ir turi didesnę maržą. Taip pat grafinėme atvaizdavime mes matom ir tokių padalinių, kurie uždirba maržų žymiai mažiau. Jeigu nuimtumėm, išvalytumėm visas parinktis, struktūrinėje analizėje mes galime matyti, kad 11 metais bendrai pardavimų kiekis didėja ir taip pat, kad yra konkretus vienas padalinys, kuris ir tuose metuose didina savo dalį bendroje įmonės apyvartoje. Galime parinkti 2 metus, matytumėm tada sulyginimą 1 metų su kitais, kaip šitas padalinys bendroje pardavimų struktūroje sudaro kokią dalį pardavimų. Vėl išvalykime visas parinktis ir einame į kitą puslapį.